O kiek draužiai? 3. Ačiū už kvietimą. Direktorė Aušra Žemaitienė. Mielieji, sveikinu visus susirinkusius jau į jubiliejinę 5-ąją pasaulinės gyvūnų dienos šventę. Apie šią šventę mes pradedame galvoti jau pavasarį ir laukiame jos tikrai nemažiau nei jūs. Pati šventė, pasaulinė gyvūnų diena buvo pradėta minėti daugiau nei prieš 80 metų. Tam, kad atkreipti dėmesį į elgesį su gyvūnais, tam, kad pasidžiaugti jų meilę ir tą prasme ir džiaugsmą, kurie teikia mums jie gyvenime. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos auklėtinis mokytoja Rasa Jasiulienė. Ir trumpas interviu žinomas nugalėtojų. Gyti, kaip nusprendėjai tokį gražų piešinį piešti, kurį dabar galime matyti ekrane? Na, pradėjau nuo kitų piešinių, esu laimėjęs daug prizų, tai dabar mokytoja skatina mus ir laimėjau. Na, mokytoja tikra šaunuolė ir parodė, kaip reikia piešti, ir pataisė, ir patarė, ar ne? Taip. Didžiulis ačiū ir mokytojai, Gyti, ir ačiū tau už tokį gražų darbą. Dėkui. Ievutė, atsisuk, kad visi tai pamatytų, iškelk į viršų dovanas, parodyk, jog daug gavai. Nu, Ievutė, paplokim. Iš Jonavos Ievutė atvyko Lopšelio darželio Dobilas. Ačiū tau, Ievutė, labai. Tai bendrai nuotraukai. Pamojuojame mūsų dalyviams. Pasirodome. Taigi, ačiū jums, kad atvykote ir kad esate drauge. Dėkui. Dar kartelį ačiū mūsų trepsiukams. Tai buvo net ne šokiai, o mini spektaklius. Ačiū Jums už puikų pavyzdį kitiems, kas buvo žmonės. Jūsų aplodismentai tikrai atsakingam šeimininkui. Ir žinoma, prizas Jums.
Labas, Nojau. Kaip tu gyveni? Gerai. O sakyk, čia tavo šuniukas? Kuo vardu? Mikis, o kiek metų Mikiui? Tu bėgioji, Mikis tave gaudo. Nu, šaunuolis, Nojau, aš tave labai labai sveikinu, kad turi tokį gerą draugą. Atspėti veiksmą ir laimėti įvairius prizus. Tai tiek. Kol kas vėliau keliausime prie kitų. Bežanskytė su Pupa, Kristina Kalinytė su Teila, taip pat Greta kartu su Sraige, Ponerida su Spuka, taip pat Vakarė su Tedžiu, Erika su Parviu, Greta su Bela, Laura su Tulė. Nebijok, ir mes savi, tu tikras, aš šiltas. Mes draugai, vienam zoologijos sode gyvename. Koks žaidimas? Mėtis kamuoliuką. Mėtit kamuoliuką, tai jau mes sveikiname tave ir įteikėme štai prizą, kaip 3 vietos nugalėtojui, su mažiausiu augintiniu. Jau dar kartą nueik prie mūsų operatoriaus, parodyk visiems šuniuką. Ramzis. Nojus ir Ramzis. Elina, na, papasako, kaip tau sekasi su Murziu draugauti, prižiūrėti, ką jis labiausiai mėgsta, kokie žaidimai, žodžiu, na, kokie priežiūra yra Murziaus. Man sekasi jo žaisti labai gerai. Jis mėgsta kiaulpenės valgyti. Kiaulpenės. Tai per vasarą kiek jisai čia tų kiaulpenių suvalgė? Nežinau, daug. Kasdien? Nežinau. Gerai, ar ne, savo narvelyje ir kurioje vietoje jis dažniausiai namuose būna pastatytas narvelis? Ant mano spintelės. Kasgi čia yra tavo kolbelėje? Vandens reikia. Ar ji turi vardą? Ne. Ne, ji yra tiesiog vandens raigė. Iš kur tu ją gavai? Pas močiutę akvariume užsiveisęs raigės, tai aš paėmiau keletą. Keletą pasiėmė, ar ne? O draugės tam pasplaukėjo, pavalai akvariumą raidimėgo. O ką tus raigės valgo? Kuo tu ją maitini? Paprasčiausių žuvies maistų. Žuvytėms įmeti maistelio, ko žuvytės nesuvalgo. Gerai, ačiū tau labai. Iškelk į viršų savo sraigę. Pats mažiausias mūsų šventės dalyvis, kurį galima išžiūrėti tik iš labai labai arti pridėjus akį. Įgyvendinsime dar vieną konkursą šiandien, kuriame rinksime panašiausią į savo gyvūną šeimininką, arba atvirkščiai, kuris gyvūnas yra panašiausias Paskutiniai taškai. panašiausias į savo gyvūnėlį. Šuo, ar katė, o gal sraigė, o gal žaltys. Komanda gulėt, šuo atsigulė, šeimininkas toliau nueina ir dabar bus šuo pasikviestas pas save. Gavęs komandą šuo pas mane atbėga priešai šeimininką, o gavęs komandą greta vėl užima padėtį iš kairės pusės. Pareigūnas su šunim yra komanda ir jie dirba kartu. Kiti šunys yra ir apmokyti ir apsaugai, jeigu kyla grėsmė ir šeimininkui, tai automatiškai šuo ir gina jį. Matote, buvo neramus pažeidėjas, bet jeigu jisai nieko nedaro, šuo tik tai saugoja jį. Jeigu pažeidėjas padarė netinkamą judesį, bandė priešintis, šuo už karto atakuoja. Jisai apieškomas, o šuo paliekamas saugoti. Ir aišku, pažeidėjas atliks tam tikrus veiksmus, pasipriešins pareigūnui ir ką šokio komandos daro. Šuo saugo savo šeimininką. Taip, sakykim, prie išorinių mūsų sienų, prie Baltarusijos. Čia matėte, su kokia jėga pareina šuo, tai jeigu bandoma yra priešinti, nelabai kas norėtų turbūt. Visiškai visų trasų vicečempioną, bet ne diskvalifikacija. Ir kiek taškų galima surinkti maksimaliai? Maksimaliai? Aš žinau, kiek baudos taškų. Kiek galima? 26 baudos taškus, tada diskvalifikacija. Kiek maksimaliai tikriausiai? Kuo greičiausiai su mažiausiai baudos taškų. Tiesą sakant, tai jau tikriausiai Čerliukas būtų ir diskvalifikuotas, todėl kad šunelis gali pradėti bėgti tik tuomet, kai teisėjas sušvilpia kodas veikimas. Spartus šviesolaidinės trasos įveikimas. 4G internet.
Kelias. Čia yra mini kolis. Taip, čia yra šelmikolis, ne? Apskritai kolių kažkaip labai yra sumažėję Lietuvoje. Sumažėję, nesuprantu, kodėl tai, kad labai šaunus šunis, bet dresūras iš vis. Čia kažkas tai maišyta su kiškiu, man atrodo. Sportinis kiškis. Toksai patenkintas. Ir beje, jisai labai stipriai. Palaikom jam čia turbūt antras bėgimas toks viešas, tikriausiai iš teisėjų. Kodėl skanuko nepadarysi? Ne visi iš tikrųjų, kai kurie daro dėl žaisliuko, kai kurie dėl skanuko, kai kurie tiesiog dėl šeimininko. Iš tiesų man tai buvo sunku, nes mano šuo nei skanuko norėjo, nei žaisliuko norėjo, neaišku, ko jis norėjo. Namo truputėlį norėjo. Kiek laiko reikia pasiruošti, kad šuniukas galėtų bent jau kažkaip įveikti trasą? Čia tikriausiai priklauso nuo šeimininko įsispyrimo ir noro. Kaip matom, jo pavyzdys rodo, kad užtenka mėnesio. Kažkam galbūt, kuris mažiau turi azarto tai daryti, galbūt reikėtų ir ilgėliau. Bet apie mėnesio tikriausiai. Taip jau. Ne, nereikia kaip... Tai po ekrane mes galime dar kartą matyti iš arti visus gyvūnus, kurie šiandien dalyvauja jubiliejinėje pasaulinėje gyvūnų šventėje, jau 5. kartą organizuojamoje čia Gargžduose. Ir ačiū už tai UAB Mars Lietuva komandai, kurie nepaimsdami tarp visų savo darbų suranda laiko suorganizuoti tokią gražią šventę. Ne tik Gargždų miesto bendruomeniai, bet ir visos Lietuvos gyvūnų augintojams. Ačiū Jums! Keliaujam visi drąsiai, pasirodom ir pasidarom po nuotrauką. Taip, ir visi dar kartelį iškeliam ir pamojuojam rankomis, pamojuojam. Ir gyvūnai letinomis pamojuoja, lygiai taip pat. Liuk, super!